Tai ką, labas, labas vakaras, manau, kitos gal prisijungs šiek tiek vėliau, bet rytoj mes e, išskrendam į Valenciją, į konferenciją, bet vis tiek, nu žinokit, paskutinę dieną prieš kelionę kažkaip vis tiek norėjau papasakoti, pakalbėti apie tuos karštpilius ir kaip mes galim juos suvaldyti. Ir tikrai labai noriu, kad pasidalinti ir įrašu, nes šią vasarą, tai man buvo tokia vėduoklių vasara, labai daug turėjom ir moterų stovyklų, dalyvavau ir visokiose, kaip sakyti, projektuose, labai daug moterų tiesiog labai vargina karštpiliai. Ir nors vasara nebuvo tokia labai karšta, vis dėlto turėtumėm žinoti, nu jau nebe, kaip sakyti, nebe akmens amžius, kaip suvaldyti galima padėti savo, koks yra karštpilio mechanizmas, gal ne visos ir žinome. Tai tokia statistika, kad čia turėtų būti prisijungusios beveik 500 000 moterų, nes Lietuvoje apie 400 000 moterų tokiam priešmenopauziniam, menopauziniam periode ir tai reiškia, kad problema iš tikrųjų kiekvieną šeimą gali paveikti ir mes turėtume apie tai kalbėti. Tai pirmiausiai, kas yra tie karštpiliai, kodėl jie prasideda ir kur jie prasideda. Fiziologija yra tokia, nu kaip sakyt, nepaprasta. Ir iš tikrųjų tai nėra tik nemalonus poveikis, kuris praeis, bet yra sudėtingas procesas fiziologinis moters, kuris prasideda mūsų smegenyse. Tai būtent hipotalamas arba pagumburio liauka yra mūsų smegenyse, yra mūsų termostatas ir jis tampa itin jautrus būtent menopauzės metu dėl kintančio estrogenų lygio. Mes turbūt puikiai žinome, kad menopauzės jau perimenopauzės periode pradeda labai tiesiog mažėja estrogenų lygis ir tai yra hormonas, išeina vienas hormonas iš rikiuotės, išeina labai labai daug sistemų. Tai va, tas mūsų hipotalamas ar pagumburio liauka, termostatas sugenda, galime taip sakyti, įsivaizduoja namo ar ne, kažkoks termostatas ir prasideda tie karštpiliai. Na, prasideda hormonų šokis, kitaip tariant, ir menopauzės metu, jūs turbūt žinote, visos puikiai, kad kiaušidės gamina vis mažiau estrogeno ir tai paveikia anaiptol ne tik mūsų reprodukcinę sistemą, tai reiškia, kaip jau sakiau, praranda pagumburio liauka kontrolę temperatūros, kraujagyslės tampa reaktyvesnės, o tai reiškia, ką reiškia kraujagyslės reaktyvesnės, tai reiškia, jos tampa jautresnės, apskritai viskas tampa jautresnė, kraujagyslės irgi tampa jautresnės ir stresui ir temperatūros pokyčiams, žodžiu, jos greičiau susitraukia, greičiau išsiplečia, nuo to ir kraujospūdis padidėja, taip toliau ir panašiai. Taip pat autonominė nervų sistema reaguoja perdėm aktyviai. Taigi viskas toks kaip kaip sakyti, ant gazo ir ant stabdžio viskas vyksta. Dabar kokia ta karštpilio anatomija yra. Epizodas paprastai trunka toks klasikinis nuo 30 sekundžių iki 5 minučių netgi gali būti ir prasideda netikėtas karščio jausmas krūtinėje arba kakle ir plinta po visą kūną. Prasideda intensyvus prakaitavimas ir širdis plaka greičiau, gali atsirasti nerimo jausmas, kaip sakiau, autonominė nervų sistema, ar ne, labai labai jautri pasidaro.
Po karštpilio dažnai ateina šalčio jausmas ir moteris tai nusikloja, tai užsikloja, tai karšta, tai šalta, tai labai labai vargina ir aišku labai labai trikdo miego kokybę. Ciklas pasidaro, trinka miego kokybė, trinka nervų sistema ir taip toliau ir panašiai. Kas dar veikia karštpilius, nu, aktyvuoja, sakysime, ir ko turėtumėm vengti. Papildomi aktyvatoriai tai yra stresas, emocijos, bet kokios emocijos. Tam tikri maisto produktai tai yra kava, kofeinas, alkoholis, aštrumynai, prieskoniai, aštrus patiekalai. Aplinkos temperatūra, aišku, kuo karščiau, tuo tas termostatas dar labiau veikia. Rūkimas, antsvoris. Jeigu kažką galima sumažinti, tai mažinkime šioje srityje tuos faktorius, plus tam tikri vaistai. Nu čia jau kaip padarysi, ką padarysi, ar ne? Dabar e, nu ne kartais, tai žinokit, labai dažnai toks senovinis požiūris yra, kad nu ką darysi, reikia pakentėti, visoms taip yra ir šitai praeis kažkada, bet čia didžiulė klaida ir iliuzija, kad tai praeiti gal ir praeis, bet kad be pasiekmių praeis, tai nesitikėkime. Ir tai tikrai nėra laikinas nepatogumas, kurį reikia ištverti, bet iš tikrųjų, kas vyksta organizme menopauzės metu ir per tuos karštpilius, kai mes viską išprakaituojam, kai mūsų kraujagyslės ir nervų sistema tampa labai jautrios. Kas vyksta? Pirmiausia, tai kaulų sistemos pažeidimai. Ir estrogenų trūkumas stiprina labai tokį, nuspartina labai kaulų masės praradimą, ypač moterim, kuris turi smulkesnius kaulus. Tai yra aktualu. Ir per pirmuosius 5 menopauzės metus prarandama apie iki 20% kaulų masės, o tai iš tikrųjų padidina osteoporozės riziką 3-5 kartus ir lūžių rizika išlieka visam gyvenimui. Dabar ką daryti? Tiesiog čia mes galim baugintis, baimintis, bet kokios yra priemonės, jeigu mes nenorime taikyti pakaitinės hormonų terapijos, ar ne? Nenoriu kalbėti apie šalutinius poveikius, gal jūs turite kitą nuomonę, bet ką gamta ir mokslininkai sukūrė kokią alternatyvą, ką mums dievulis davė menopauzai ir kaulams stiprinti. Tai pirmiausiai apie kaulus, tai norėčiau pasakyti kopūstai dėl vitamino K, dėl tokio indol 3 karbinolio esančio kopūstinėse, kryžmažiedžiuose daržovėse pagerina kalcio įsisavinimą į ląsteles. Tai, kad kalcio mes valgome ar pieno, ar ten sūrį, nereiškia, kad įsisavins į ląsteles. Tai va, kryžmažiedžiai, sūrį, jeigu valgome ar turtingus kalcio produktus, kopūstai, būtinai kopūstai, turim kiekvieną dieną, aš nežinau, tikrai net ne po vieną porciją įvairiausių kopūstų. Ir stimuliuoja tokių osteoblastų, kaulą formuojančių ląstelių veiklą, mažina kaulą ardančių ląstelių, osteoklastų gamybą, reiškia iš abiejų pusę ir padeda išlaikyti optimalų pH kaulinėme audinyje. Beje, kalbant apie menopauzę, čia apie kaulus pakalbėjom, bet kokias dar, ir iš karto kopūstus įmečiau, bet kokias dar sistemas paveikia. Tai pirmiausia, širdies, dar apie lytiškumą nekalbame, širdies ir kraujagyslių sistemą. Aš jau jums minėjau, kraujagyslės tampa reaktyvesnės, tai yra labai jautrės. Ir tai yra menopauzė vienas didžiausių širdies ligų rizikos veiksnių moteriams yra. Ir menopauzės laiku insultų, infarktų tikimybė tikrai labai padidėja ir moterų kraujotakos sutrikimai visom baigtim besibaigiantis, reiškia, yra didesnė negu vyrų tuo metu. Taigi blogėja
cholesterolio profilis, mažėja arterijų elastingumas, o tai reiškia standėja arterijos ar ne, standėja apskritai kraujagyslės ir spaudimas dėl to didėja, hipertenzijos, vat aukšto spaudimo rizika padidėja. Kalbam apie smegenų sveikatą, bet kodėl aš šiek tiek pradžiai pasibaiminkime, paskui pažiūrėkim, ką galima padaryti, kad to nenutiktų, bet turim žinoti savo, kaip sakyti, pavojus, ar ne? Smegenų sveikata. Estrogenų trūkumas vienareikšmiškai paveikia atmintį ir koncentraciją ir didėja Alzheimer ligos rizikos padidėjimas ir na, tie nuotaikų svyravimai, kalbėjom ar ne, jie gali versti į depresiją, yra postmenopauzinė depresija arba menopauzinė depresija, toks terminas yra. Ir aišku, miego kokybės blogėjimas paveikia bendro gerovę, čia ne tik dėl karštpilių miego kokybė blogėja, bet apskritai nervų sistema išsiderina ir magnio įsisavinimas ir taip toliau. Dabar paveikia tą lytinę ir urogenitalinę sveikatą, kaip ar ne, šlapimo takų sveikatą, makšties atrofija. Yra, jeigu nieko nedarom, yra negrįžtami pokyčiai, šlapimo nelaikymo rizika, taigi žinome, kolageno sumažėja ir viskas silpsta, tiek klijų, tų klijų nebėra, kas viską laiko, taigi ir šlapimo nelaikymo rizika, seksualinio gyvenimo kokybės pablogėjimas, nes estrogeno trūkumas, mes sausėjame, mes plonėja gleivinė, sausėja ir, žodžiu, dėl to sausėjimo ir plonėjimo gleivinių šlapimo takų infekcijų dažnėjimas, nes kai sausa, kai plona, ten bet koks virusas pakliūna ir moteris dažniau skundžiasi šlapimtakių, kaip sakyti, ligomis, sutrikimais. Odos ir plaukų pokyčiai ir kaip jau minėjau, kolageno gamyba sumažėja iki 30% ir oda praranda elastingumą ir plaukai retėja, trapumas jų prasideda ir apskritai senėjimo procesai pagreitėja. Dabar metaboliniai pažeidimai yra lėtėjantis metabolizmas, užtat mes ir svorio priaugome, toks ant pilvuko priaugo svorio, bet dėl to svorio ant pilvelio ir nedidelio svorio priaugimo, tai čia yra, kaip sakyti, jau esu kalbėjusi ir girdėjau iš Rimos Balašnikienės, ar ne, Akonitum farmacijos kompanijos įkūrėjos ir daktarės, tai jinai minėjo, kad 10% priaugti menopauzės metu nieko tokio, nes tas pilvinis audinys šiek tiek pilvukas užaugęs, tas riebaliukas, jis perima kiaušidžių, reiškia, nykstančią funkciją ir gamina estrogeną mum. Ir beje gamina iš cholesterolio. Taip kad labai stipriai daužyti tą mažinti cholesterolį ir drastiškai mažinti tą nedidelį svorio priaugimą nerekomenduoja jį. Bet tai yra iki 10%. Jeigu jau žiauriai priaugome, tai nieko gero, tas pilvinis audinys, žinote, riebalinis, jis visceraliniai tie riebalai spaudžia vidaus organus ir čia jau prasideda kitos problemas. Bet 10% svėriam 60, tai 66 gali būti, svėriam 80, 88, iki tokioj riboj. Kas dar? Diabeto rizika didėja, skydliaukės funkcijų sutrikimo riziko ir kągi mums daryti. Dabar aš tiesiog norėčiau taip, dabar norėčiau parekomenduoti, kaip minėjau, yra labai svarbu kryžmažiedžiai, taip, tai yra kopūstiniai visi, ar ne, ir dar labai svarbu gauti mums vitamino E. Tai dabar pavadinimas buvo, kaip sakyti, menopauzės trikampis. Kokios pagrindinės medžiagos būtų būtent suvaldyti karštkeliams
ir pagerinti tą estrogenų, paaktyvinti estrogenų gamybą arba kaip gauti fitoestrogenų. Tai dabar norėčiau pradėti galbūt nuo pagrindinio vitamino moterims, kaip sakau, vokietės, mano draugė, kaip užtekėjus už vokiečio sako, jokia vokietė nesusensta be vitamino E, tai būtinai vitaminas E, tai yra pagrindinis vitaminas menopauzės laikotarpiu. Kodėl? Būtent vitaminas E ir kaip atsirinkti tą vitaminą E. Vaistinėje jūs galite rasti kokio papildo su vitaminu E, sakysime, nakviša, aliejus su vitaminu E, viskas tai yra gerai, bet jūs dažniausiai pažiūrėkite, dažniausiai tai yra viena forma alfa-tokoferolis, D-alfa-tokoferolis. Būtinai žiūrėkite, kad nebūtų sintetinis vitaminas E, tada būtų DL alfa-tokoferolis. Ir jeigu perkate papildą ar internetu, ar kur, žiūrėkite, kad tik nebūtų DL. L tai yra laboratorinis. Apie tokį aš jau net nekalbu. Ir mitybos specialistai jau sako, nu tokį jau neturėtų būti lentynose, bet yra. Tai tiesiog net nepradėkite, tai yra sintetika. Jinai Jeigu per maža dozė, jinai neveikia, jeigu per didelė dozė, jinai kenkia. Mes kalbam apie natūralų vitaminą E iš maisto. Pavyzdžiui, iš kviečio gemalo, ar ne? Ir iš tikrųjų vitaminas E tai yra 8 E vitamino arba 8 molekulių šeima. Tai yra alfa, beta, delta, gama tokoferoliai ir tokie pat alfa, beta, delta, gama tokotrienoliai. Ar ne, tokios skirtingos 8 molekulės ir jie kaip šeima, jie turi sinerginį poveikį. Mokslas labiausiai yra ištyrinėjęs D-alfa tokoferolį ir dažniausiai jis yra tiesiog dedamas į papildą, bet dabar nu jau čia dešimtmetis ir gal net keli dešimtmečiai labai daug kalbama apie tokotrienolius, apie tai, kad jie suaktyvina 10 kartų tokoferolių, kaip sakyti, veiksmingumą ir vienas kitą papildo, reikia daug mažiau, 10 kartų mažiau, negu, sakysim, izoliuotą kažkokį vitaminą. Dabar ką tas vitaminas E daro? Ir ką aš norėčiau parekomenduoti jums, jeigu turite savo atrinkę natūralų su 8 rūgštėm, viskas ok, bet jeigu neturite, labai rekomenduoju Neolife Wheat Germ Oil with vitamin E. Kviečių gemalų aliejus, natūralus kviečių gemalų aliejus su vitaminu E. Jeigu esate baiminatės, tiesiog paimat ir ką aš darau, aš juos kramtau. Gaila, dabar negalite jūs prakrimsti, bet tiesiog toks nuostabus duonos skonis yra. Kviečių gemalas papildytas E visa šeima. O kągi jis, va šitą, atsiprašau, šiai plagų, želę kapsulę jūs galite nuryti. Čia yra želatinas. Čia yra tinka ir mūsų kaulam, bet nenorite, galite išspjauti. Mes gaunam tiesiog nuostabų tokią, aš tiesiog net noriu valgyti, pabandykite ir jūs suprasite, koks yra iš tikrųjų natūralus E vitaminas. Kodėl dabar E? Kodėl E? Ką E turi? Turi antioksidacinį, labai stiprus antioksidantas, stipresnis negu vitaminas C. Oksidacija, žinote, tai yra trupėjimas, rūdyjimas, senėjimas. Antioksidantas tai yra toks antisenėjimo agentas ir visi vaisiai, uogos, daržovės turi, o E labai stiprus antioksidantas ir saugo ląstelių membranas nuo pažeidimų, taip pat pagerina kraujagyslių funkcijas, nes kaip anksčiau sakiau, kraujagyslės tampa reaktyvios, blūdyti pradeda. Ir E netgi padeda pernešti deguonę per kraują, ar ne, ir tiesiog kraujas geriau teka, mūsų kraujagyslės tampa lankstesnės. Taip pat jis stabilizuoja ir nervų sistemos veiklą. Kokie yra mokslo įrodyti E vitamino poveikis
hormonams, nes čia prasideda, kaip jau sakėme, hormonų šokis. Taigi, pirmas dalykas, E vitaminas rekomenduojamas būtent karštligėm reguliuoti, stabdyti, tvarkyti, mažinti, nes jis stabilizuoja hipotalamo mūsų funkcijas arba tos pagumburio liaukos funkcijas, ar ne, to mūsų termostato ir taip mažėja karštligė. Plius jis veikia kaip lengvas fitoestrogenas, tai yra augalinis estrogenas. Reiškia, mūsų estrogenų gamyba mažėja, bet yra augaliniai estrogenai. Tai vad, E yra ir būtent ir kviečių gemalų aliejus yra kaip fitoestrogenas. Taip pat palaiko sveikus cholesterolių lygius ir beje, cholesterolis yra pagrindinis hormonų gamybos pagrindas. Kaip jau minėjau, labai svarbu, kad būtų natūralus vitaminas E, kad būtų visa šeima ir užtat jo daug mažiau reikia, daug geriau įsisavina. Ir pavyzdžiui, jeigu aš peržiūrėjau daug tyrimų, žinokite, beveik nėra, labai mažai tyrimų su natūraliu vitaminu E. Daugiausiai vartojamas sintetinis arba tik viena forma, užtat didžiulės dozės vartojamos. Šito papildo didelių dozių nereikia, čia yra natūralus ir veikia, kaip 8 kart, kaip sakyti, stipriau, nes visa šeima yra ir kiekviena forma, tiek delta, tiek beta, tiek gamma, tiek alfa, jinai turi specifinius dalykus, kaip pavyzdžiui, bet ir delta formos antioksidacinį poveikį papildo, o pavyzdžiui, tokotrienoliai turi neuroprotektyvinės savybės, apsaugo mūsų neuronus ir taip toliau ir panašiai. Na va, ir kas yra nuostabu, kad tai yra tokia šalto spaudimo technologija, užtat viskas išlieka nesunaikinama. Ne? Tai kiek reikia laiko, kad apskritai vitaminai, mineralai, papildai pradėtų veikti. Šiaip rekomenduojama duoti jiems 2-3 mėnesius, 3 mėnesius, bet iš tikrųjų vitaminas E tai kartais užtenka 4-6 savaičių, kai mes pradedame jausti poveikį. Bet tai nėra, kaip irgi šiandien mano draugai sako, duok man greičiau, sakau, čia nėra greitas procesas, čia yra natūralus, ilgalaikis procesas ir būtinai nuoseklus. Tai va, tai čia vienas kampas, tai būtų tas trikampis, kur yra natūralus vitaminas E, Wheatgerm Oil, vitamin E. Jūs čia daugelis pažįstate tą produktą. Jeigu esate svečias, būtinai paklauskite draugo, kuris čia jūs pasikvietė, suteiks informaciją. Ir toliau antras, nežinau, kuris svarbesnis iš tikrųjų, čia negali skirti pirmą, antrą vietą, bet tai būtent tie kryžmažiedžiai, kur jau minėjau, Cruciferus plus, Cruciferus šeima, tai yra brokoliai, briuseliai, žiediniai kopūstai, baltieji raudonieji kopūstai, ridikėliai, ridikai, ropės, garstyčios, rėžiukai, žodžiu, visi kale kopūstai, ar ne? Ir būtent, jeigu mes to tiek nesuvalgome, o šiaip tų standartizuotų dozių ir nesuvalgysime, rekomenduoju labai kryžmažiedžių papildą Cruciferus plus, matote, dar tai plus, dar gerų dalykų pridėta. Tai yra soizoflavonai pridėti yra, o sojos tai yra natūralus fitoestrogenas irgi mažina karštpilius, dėl limonenas ir yra būtent ir brokoliai, kale kopūstai, ridikėliai, garstyčios, rudosios ir juodosios, taip pat yra rėžiukai, žodžiu, visas kompleksas. Ir kas valdo karštpilius, būtent čia yra fitoestrogenai, ar ne, augaliniai estrogenai, kryžmažiedžiai, bet kas valdo karštpilius, tai yra toks indol 3 karbinolis, jūs galbūt esate girdėję apie jį, toks, kaip sakyt, natūralus fitoestrogenas ir jis būtent padeda reguliuoti estrogeno metabolizmą
Ir plius, kaip jau minėjau, palaiko sveiką hormonų balansą. Ne tik kopūstuose esantis K vitaminas, bet ir būtent tas indol 3 karbinolis, ar ne? Yra dar viena medžiaga, DIM, vadinamas diindolių metanas, ar ne? Tai irgi dar aktyvesnis už tą indol 3 karbinolą ir jis padeda išlaikyti estrogeną, testosterono balansą. Sulforofanas, tai yra sieros junginiai. Matote, kuo labiau smirdi kopūstai, tuo daugiau sulforofano. Ir labai galingas antioksidantas, palaiko kepenų detoksikaciją, kas mums labai svarbu, ir padeda šalinti blogojo estrogeno metabolitus. Estrogenas, kaip ir cholesterolis, yra tas atseit gerasis, blogasis, grubiai tariant, bet padeda šalintas atliekas metabolitus blogą estrogeną. Ir veikia karštpiliams keliais būdais, būtent reguliuoja estrogeną, jis padeda organizmui efektyviau panaudoti jau mūsų turimą estrogeną, tarsi jį paturbina, ar ne? Nes mes estrogeną vis dar gaminam, tik vis mažiau, ar ne, bet jis, kryžmažiečiai, padeda efektyviau panaudoti jau tą, ką turime. Kaip sakiau, detoksikacijų labai svarbu ir mažina uždegimą, kuris gali provokuoti karštpilius. Vėlgi, rinkoje tokio papildo nerasite, jeigu randat labai gerai, bet kai kas geria, pavyzdžiui, kopūstų, prisišaldo, tai čia viskas yra nuostabiai gerai. Labai gerai, reikia vartoti kuo daugiau tuos skirtingesnių kopūstų. Čia yra tokia kaip šaldymo džiovinimo technologija, kur išsaugo maksimalų kiekį ir yra 6 kryžmažiedžių šaltiniai skirtingi. Tai kaip skirtingi būtų milteliai pridėti ir dar visko pridėti, ir ne, kaip sakiau, brokoliai, žiediniai kopūstai, ridikėliai, rėžiukai, garstyčios, ar ne, dviejų rūšių. Na va. Ir čia yra antras kampas. Plius tai yra cistų miomų profilaktika, vėžio profilaktika vyrams, prostatos, sakyti, išvešėjimo profilaktika. Beje, mes kalbam apie moteris, visa tai yra būtinai ir vyrams. Jiems irgi širdies reikalai prasideda, prostatos reikalai. Ir čia yra du pagalbai. Ir dabar, kas dar? Trečias dalykas, jis šiek tiek susijęs su karštpiliais, ar ne, kokia tema, bet atsimenu, kalbėjau apie osteoporozės prevenciją, ar ne? Tai yra, turime papildą kalcis, magnis plus D, neužmirškim, moteris šito papildo. Hormonų šuoliai yra paauglystėje, pokyčiai, ar ne, prasideda menstruacijos ir taip toliau. Irgi kaulai tada jau stipriai auga, būtinai paaugliams, vaikams, jau paaugliams. Ir miego kokybę gerina, ir nervus, o moterim atvirkštiniai hormonų šuoliai, ar ne, tai yra osteoporozės prevencija, yra tobulas santykis. Kalcio vieno jūs net nerasite turbūt, nes jis neatsisavina. Ir kalcio tu gali vagoną gerti, tu gali vien valgyti, jeigu trūksta magnio, tiesiog neįsisaviname. Tai tiesiog čia yra kalcis ir magnis santykis 2:1 ir vitaminas D3, kuris padidina kalcio absorpciją dar iki 65%. Plius ta trijulė, kai yra, reiškia, E vitaminas, kalmagas, kryžmažiedžiai, ar ne, tas trikampis, jis plius dar veikia sinergiškai, visi tie 3 produktai. Ir tiesiog kalmagas ir kryžmažiedžiai yra dviguba kaulų apsauga, ar ne? Taip, dabar čia mes pakalbėjom apie papildus, dar tai, ko jūs galbūt nežinote, neturite, ar ne? Bet to nepakanka. Tai yra labai gerai, bet jeigu mes nekeisime gyvensenos, tai tiesiog labai nepadėsime savo. Holistinis požiūris tai yra mityba ir gyvenimo būdas. Dabar kokią mitybą karštpiliams valdyti, tai yra fitoestrogeninė mityba. Ir mes šią vasarą turėjome 2 stovyklas moterims.
Tai turėjom tokią fitoestrogenų vakarėlį ir kas čia svarbu, fitoestrogenai tai yra sojos produktai, linų sėklos, sezamo sėklos, kryžmažiedžiai, ankštiniai ar ne, tai va tai turėtų ateiti į mūsų mitybą. Toliau omega-3 riebalų rūgščių turtinga žuvis, riešutai, čija sėklos, magnis, būtinai magnis. Čia mes turime minimaliai magnio šiek tiek turime dėl kaulų, dėl įsisavinimo į kaulus. Magnio turtingi produktai labai faini. Pavyzdžiui, tamsus juodas šokoladas, tik aišku ne per daug, špinatai, migdolai, visos žalialapės daržovės, kurių dabar jau mes jau greit ir nebeturėsime. Jeigu išsišaldėt kokių, aš kelią kopūstus šaldo, tai irgi magnio yra. Plius probiotikai, tai yra fermentuoti produktai mūsų hormonų balansui, ar ne? Ir aišku, uogos turėtų būti visus metus non-stop, antioksidantai ir vitaminai. Ko vengiam? Kavos, alkoholio, cigarečių, ar ne? Ir aštrių patiekalų. Na, aišku, cukrų ir dirbtų produktų. Dabar gyvenimo būdas tai meditacija ir kvėpavimo pratimai. Tinka tokie kaip joga, tai či, prieš miegą ar net relaksuojantis pratimai, reguliarus miegas 7-8 valandas, malonus hobiai, malonus užsiėmimai, viskas mūsų nervų sistemai nuraminti, pagerinti ar ne. Aktyvumas turi būti reguliarus, bet vidutinio intensyvumo. Aišku, jeigu jūs labai aktyviai sportuojate visą gyvenimą, tai kaip ir turbūt pačios pamatysite, galite ir tęsti. Aišku, jėgos pratimai, jie palaiko kaulų sveikatą, kardio pratimai pagerina kraujotaką, bet vengti intensyvių labai pratimų ir ypač karštomis dienomis. Vėdinimas, oro kondicionavimas, sluoksniuoti drabužius, nes pačios žinote, ateina karštpilis, tiesiog tegul būna sluoksniai, tą nusimi, tą užsidedi, ar ne? Būtinai turėkime šalto gėrimą su savimi, vėduoklės. Dabar daug moterų turi vėduoklės, nu, tai yra tikrai didelis pagalbininkas. Ir praktiniai tokie patarimai skubus karštpilio metu. Tai gilus lėti kvėpavimas per nosį, ar ne? Tiesiog giliai įkvėpiam, iškvėpiam ant riešų pilam šaltą vandenį, vėduoklę, ledo gabaliukas ir būtent šaltas kompresas arba ledo gabaliukas tiesiog nuo krūtinės lik ausų. Va šitaip ar ne, mes atšaldome savo kraujotakos tą sistemą. Profilaktika, reguliarus vandens gėrimas. Na, aišku, tų provokatorių, provokuojančių maisto produktų vengiam ir gėrimo, relaksacijos technikos įvairios ir palaikančių papildų vartojimas. Tai va, mes bent jau tuos 3, ne? Aš, aišku, nekalbėjau apie omega, nekalbėjau apie B grupę, kuri būtina yra, bet čia mes kalbame labiau tokį hormonų, kaip sakyti, sureguliavimą. Ir aišku, miegą susireguliuoti, jeigu jums niekas nepadeda. Nei maistas, nei mankštas, nei papildai, niekas nepadeda, jūs žiauriai jūs vargina, tada yra pakaitinė hormonų terapija, bet kaip aš kalbėjau su mokslo daktarė Nijolė Savickienė, sako, kai jau niekas nepadeda, tai tada bandykit, bet kol galime, išbandykime natūralias priemonės. Tai va, vartojimo dar rekomendacijos, aišku, jūs klausė, gal šiaip rekomenduojama 1-2 kapsulės E-vitamino, 2 kruciferus plus 3-4 kalnago, bet jeigu labai stipriai, ar ne, jūs kankina, paimkite ir 6, čia yra natūralus kviečių gumelo aliejus, ir tikrai nedidelės dozės, tai yra nepakenks. Ir po 6 kryžmažiedžius tikrai nepakenks, beje, kas turi skirtumų, tai čia yra goitrogenai išimti, tai reiškia, kas turi skydliaukės sutrikimų, žinot, kas yra, tai kopūstinė labai rekomenduojama,
tai galite saugiai vartoti. Ir iš tikrųjų mokslas žengia į priekį, vis daugiau yra pasiūloma farmacijos, ne tik vaistų, bet ir preparatų, papildų moterims suvaldyti tą, na, tokį periodą, kuris mus vargina, o šiaip europiečių moterų, baltaodžių, netgi sakyčiau, europiečių moterų apie 70% patiria tos karštligius ir tos nepatogius klimakterinius simptomus, nes menopauzė ir klimakteriniai simptomai tai nėra tas pats. Menopauzė natūralus procesas ir, pavyzdžiui, Japonės karštligių beveik nepatiria dėl savo gyvensenos, savo mąstysenos, labai daug fitoestrogenų valgo, sojų, tofu, jūros kopūstų ir taip toliau. Bet kai jos persikelia gyventi į Ameriką, sakysim, ar ne, į kontinentą, dažnai susirga tom vakarietiškom ligom. Tai va, tai ačiū merginos, kas klausėtės. Dabar aš įrašą, aš žinau, kad va dabar jau prisijungia kitos moteris, kurios nuo 19 jungiasi. Aš dabar tiesiog įrašėlį sustabdau ir dar, jeigu bus klausimų, galėsiu atsakyti jums.